Garbėjai Kristai, sveiki prisijungę į Kūno teologiją paprastai. Tinklalaidė, kurioje remdamiesi išlaisvinančių Švento Jono Pauliaus II mokymu, per pokalbius gilinsimės į tikrąjį kūno, jo grožio ir paskirties supratimą. Su Kūno teologija susipažinsime tęstinai, kiekviena laida įves į sekančią, todėl kviečiame klausytis nuo pirmos laidos iki paskutinės nuosekliai dėl jūsų pačių geresnio suvokimo. Labas, Valentinai. Labas, Neda. Kalbėjome apie keiksmažodžius, apie nekultūringus žodžius ir ką tai reiškia dvasiname pasaulyje. Ir taip pat kalbėjome, kad nešvankus juokai ir panašus dalykai nėra gerai, dėl to, kokią nuomonę tai formuoja apie mūsų kūną. Bet čia reiktų būti blaiviems, gal taip pasakysiu, protingiems. Chill. Jo, ir tuo irgi reikia būti, nes negalime atimti iš savęs tokios nuostabios Dievo dovanos kaip humoras ir apskritai džiaugsmas. Tai būkime išmintingi ir atskirkime, kada tie juokai yra niekinantis ir žeminantis kūną ir žmogaus prigimtį, o kada jie yra, sakykime, neutralūs arba negrėsmingi. Tai tam papasakosiu anekdotą, kuris, mano nuomonė, kūno neišstato blogoj šviesoj, kuris nepuola žmogaus orumo, bet juokauja apie tai, kas yra susijęs su lytiškumu. Taigi yra toks kūrinys, vadinasi Tarasas Bulba, parašytas Nikolajaus Gogolio. Ir ten viena yra scena labai garsi, kur Tarasas Bulba kalbasi su savo sūnumi, kuris išdavė jį ir šiaip šalį. Ir Tarasas Bulba nori jį nubausti ir jį nužudyti už tai. Ir jisai sako tokius žodžius, kad aš tave pagimdžiau, aš tave ir nužudysiu. O vienas berniukas, kai perskaitė šitą kūrinį, turėjo parašyti rašinėlį pagal namų darbus. Ir jis norėjo šitą ištrauką pacituoti, bet padarė deja klaidą ir parašė taip: ko pagimdžiau, to ir nužudysiu. Tai čia yra toks tikrai žalos nedarantis kūnui juokas, tokia komiška situacija, nėra jokios nepagarbos kūnui. Tai tokie dalykai jie yra, sakykime, leistini, ne? Bet vėlgi reikia žiūrėti į kontekstą, su kuo ir kada. Intencija, taip. Bet iš kūno teologijos perspektyvos nieko baisaus tame nėra. Jeigu norit daugiau katalikiškų bairių, tai siūlau pasidomėti apie šventąjį Pilypą Nerį. Tiek prisijuokiau, skaitydama vien jo biografiją. Labai rekomenduoju. Ir taip pat istorijų apie Švento Juozapo užtarimą. O, taip. Jei kas nežino, Šventas Juozapas yra tiesiog... Sakykime, Jėzui buvo labai smagu užaugti vaikystėje. Jeigu jis buvo toks ir žemėje, tai taip. Tokie tėvelio bairiai. Nes ir pats Jėzus yra labai juokingas. Pavyzdžiui, yra štormas, nerami jūra, vėjas, visa kita ir plaukia savo mokiniais. Jie ten nerime, baimėje, o jis miega. Čilina. Tiesiog savo ilsisi. Gal čia buvo specialiai, kad jų tikėjimo patikrintų, bet tuo pačiu ir juokinga. Bet, žinai, apsimeta, kad miega užsidengęs veido, ten šypsena. Visai gali būti. Bet mano mėgstamiausias Jėzaus bairis yra Mato Evangelijos pabaigoje, kai jis
prieš įžengimą į dangų, jis sako, kad jie skelbtų Evangeliją, ir sako, o aš su jumis būsiu iki dienų pabaigos. Ir tada išeina ir jie jau nebematė jo niekada. Šitas geras. Aš skaitau. Jau užskaitom Jėzui bairį. Tai šiandienos temas turim dvi. Pirmapradis nekaltumas ir nuopolis. Tai pradėsim nuo pirmapradžio nekaltumo ir gal galėtum apibūdinti, kaip suprasti tą nekaltumą. Šiais laikais nekaltumą dažnai supranta žmonės kaip lytinių santykių patirties nebuvimo. Nors jeigu kalbame bibliškai, tai nėra visiška tiesa. Ir mes kalbėsim apie būtent pirmapradį nekaltumą, tai yra pirmųjų žmonių būsena iki nuopolio. Ir tai yra toks jų egzistavimo slėpinys, kaip išsireiškė Jonas Paulius II, prieš gėrio ir blogio žinojimą. Jie žinojo, kas yra gėris ir žinojo, kad teoriškai egzistuoja blogis, nes Dievas pasakė, kad gali pažinti jį per to vaisiaus valgymą. Tiesiog jie neturėjo patirties suvokimo, per patirtį neturėjo suvokimo, kas yra tas blogis. Bet jie žinojo, kad tai yra, pavyzdžiui, neklusnumus Dievui, ne? Ir per tai ateina visokiausios nuodėmės, bet bendrai tas blogis yra neklusnumus Dievui. Ir jų nekaltumas buvo tame, kad jų intencijos buvo geros, o tai reiškia, kad tai, ko jie troško, buvo pagal Dievo valią, ne? Ir tai, ką jie darė, buvo pagal Dievo valią. Ir taip pat pirmapradis nekaltumas pasižymė laimę nuo kūno prasmės suvokimo ir taip pat yra siejamas su teisingumu. Tai reiškia, kad jie suprasdavo savo kūną gerai ir kito žmogaus kūną suprasdavo ir matydavo kaip Dievas, ane, ir išlikdavo per tai teisingume, nes nebuvo geidulingumo ir nebuvo gėdos, ane, baimės jokios nebuvo. Ir dėl to apaštalas Jonas savo pirmajame laiške rašo, meilė nėra baimės, nes tobula meilė išveja baimę. Tai galime apibūdinti jų pirmapradę tą nekaltumą, jų tą būseną kaip buvimą meilėje, be visokiausių priemaišų, ne? Be jokių priemaišų. Tai tokia tobuloje meilėje. Taip, meilėje pagal Dievo planą. Ir nieks jai netrukdė, nieks jai neribojo. Tai taip. Tada kaip kontrastas yra būtent nuopolis, kur meilė, ta dovana, kur apie dovaną jau kalbėjome, tai dovana pakeičiama reikalavimu. Reiškiasi, aš savęs nebedovanoju laisvai ir jau nebepriimu laisvai dovanos iš kito žmogaus, bet susitelkiu tik į savo poreikius ir tada iš kito žmogaus reikalauju to, kas man reikalinga ir negalvoju apie tai, kaip aš pats atiduočiau, ane? Ir tai yra nekaltumo kritimas. Ir jau nėra intencijos teisingumo, bet intencija yra jau sužalota, ne? Jinai jau yra persmelkta blogio. Ir su baime jau gaunasi. Taip, ir kitas žmogus, žinodamas ir tai, kad pats turi troškimą pasinaudoti kitu, suvokia, kad ir kiti žmonės tokį troškimą turi. Tai jis ir bijo dėl savęs, neturi tą nesaugumą, iš kur ir atsiranda gėda. Ir tas dovanos reikalavimas yra vidinis žmogaus nuvertinimas iki objekto man. Tai reiškia, kad žmogų mato ne kaip asmenybę, ne
kaip kažką labai turtingo ir vertingo, ane, su orumo Dievo vaiko, bet jau kaip kažkokią priemonę, kurios dėka galima gauti tai, ko aš noriu, ane. Tai čia visiškas pasidaro jau egoizmas. Ir santuokinės kūno prasmės suvokimas nustoja jiems būti paprasta realybė, ne, kažkokia intuityvi ir savaime suprantama. Nors prieš tai, kaip ir minėjau, jie turėjo laimę nuo kūno prasmės suvokimo, nes tame matė Dievo meilę, jo didžią dovaną ir matė, kaip tai jų gyvenimą praturtina. Tai tas pirmapradis nekaltumas iš tikrųjų leisdavo pirmiems žmonėms laisvai dovanoti save. Ir jau minėjome tą citatą iš Gaudium et Spes, kad kiekvienas žmogus yra sukurtas dėl jo paties ir gali save realizuoti tik nuoširdžiai save visiškai dovanodamas. Tai abu šitie teiginiai yra tarsi neigiami nuopolio. Žmogus nebemato kito žmogaus kaip sukurto dėl jo paties, dėl to gali matyti jį kaip įrankį, tokį, galima sakyti, be sielos, ane, kažkoks tiesiog objektas miręs. Nes taip ir yra, žmogus žiūri į kitą kaip į objektą ir jeigu kalbame apie geidulingumą, reiškia žiūri į jo kūną kaip į objektą, to, kas gali patenkinti jo poreikius kažkokius. O jeigu tai žiūrime kaip į kūno atplėšimą nuo žmogaus asmenybės, ane, nuo sielos. Nes, ne tai, kad siela yra viena asmenybė, bet kad žmogus iš asmenybės mato tik tai kūną ir tada atplėšia jį nuo sielos. Tai jeigu pažiūrėsim, kas tai yra mirtis, ane? Nes kai siela palieka kūną, tada miršta žmogus. Pirmiems žmonėms pradžioje taip nebuvo. Jie atrado save, kai viens kitam save dovanojo. Nes, kaip Jonas Paulius II sako, pirmasis vyras pradėjo laimingai egzistuoti tada, kai atsirado moteris, ne, ir jis tada tą pirmą giesmę Biblijos, nežinau, ar jis giedojo ir sakė, bet kad štai kaulas mano kaulo ir kūnas mano kūno, ne. Ir jis priimdavo tą moterį kaip sukurtą dėl jos pačios, ne. Ir žiūrėjo ją kaip į tą, kurią gali mylėti pagaliau, o ne į tą, kuri turės jį mylėti, ne. Tai jis suvokdavo, kad jinai yra tokia pati dėl savęs sukurta ir norėjo save jai atiduoti, ne, nes suvokė, kad jis yra vienišas ir kad jinai yra ta, kurią Dievas šaukia jį mylėti. Ir taip pat jau nėra taip intuityvu ir taip suprantama, kad kūnas yra sakramentalus, tai reiškia, kad jisai išreiškia taip apčiuopiamai, matomai, bendrai pasakykim fiziškai, tos dalykus, kurie nėra matomi. Ir čia Jonas Paulius II vieną iš tokių garsiausių kūno teologijos teiginių mums duoda, kuris skamba taip, kad kūnas ir tik kūnas gali padaryti matomu tai, kas yra nematoma, dvasinė ir dieviška. Ir čia iš tikrųjų yra didžiulis slėpinys, ne, čia yra labai galingi dalykai. Nedažnai mes taip į kūną žiūrime, ne, nes jisai iš tikrųjų gali įkūnyti, tas žodis turi bendrą šaknę, ne, įkūnyti tai, kas yra nematoma. Ir viską, ką matome, pavyzdžiui, bažnyčios ritualuose, ceremonijose ir taip toliau, tai viskas yra liudijimas to nematomo pasaulio. Ir tie žmonės pirmieji jie tai žinojo. Ir pagrindinis dalykas, kurį jie įkūnijo,
būdami sukurti pagal Dievo paveikslą, buvo meilė. Ir jeigu, pavyzdžiui, pagalvosim apie šios laikus, ane, kažkam norėdami parodyti meilę, nelabai tai galim padaryti be kūno. Sakykim, mano draugės gimtadienis ir aš sugalvojau jai kažką padaryti savo rankom. Ir aš jai dovanoju ir jinai labai džiaugiasi. Ir tikrai jos džiaugsmas bus didesnis dėl to, kad tai yra savo rankom padaryta, negu jeigu aš tiesiog pirkčiau kažką, ne? Ir tokiu būdu aš savo neapčiopiamą ir nematomą meilę sugebėjau jai parodyti būtent per kūną, ne? Per tai, kad savo rankom padariau kažkokią dovaną, kuri irgi yra materiali, o ne fiziška, ir aš galėjau jai tai padovanoti. O jinai priimti savo kūną, ne? Nes be kūno nematytų jos, nepačiupinėtų, neišgirstų ar dar kažkas. Ir tas įkūnijimo pavyzdys didžiausias, sakyčiau, būtų Marijos pavyzdys, kuri patį Dievą įkūnijo savo kūnu, ane, pagimdė Jėzų. Visų pirma, pastojo nuo šventosios dvasios ir tada sugebėjo atnešti į pasaulį didžiausią meilę, tai yra patį Dievą, ane. Ir iš tikrųjų kūnas tokiu būdu tampa sakramentu, tik ne iš didžiosios raidės, o iš mažosios, nes iš didžiosios raidės yra 7 sakramentai, ane? Bet kūnas dėl to, kad turi panašias savybės, gali vadinti sakramentu. Šiaip sakramentas tai yra Kristaus įsteigtas ženklas maloniai gauti. Čia tas iš didžiosios raidės. Taip, sakramentas iš didžiosios raidės. Ir tai yra materialusis ženklas, per kurį ateina nematerialioji malonė. Dvasinė realybė tampa matoma per materialią realybę, ne? Čia vyskupas amerikiečių Fultonas Sheenas labai gerą pavyzdį pateikia. Jis sakė, kad jeigu papasakočiau kokią anekdotą žmogui, tai jis, pasijuoktų, gal net pažvengtų, ane? Bet sako, jeigu arkliui papasakočiau, tai jis žvengtų, bet ne dėl to, kad suprastų, ane? Bet, nežinau, gal jis kažkaip nori pabendrauti su žmogumi ir mato, kad jį kreipiasi, tai jis kažką atsako, ane? Bet jis tikrai nesuprato, kame bairis. Ir tokiu būdu tie žodžiai irgi yra sakramentalūs mūsų kalba, ane? Kuria prasme, nes tas, kas nesupranta, tas, kas neturi gebėjimo suprasti tą sakramentalumą, jisai girdi garsą kažkokį. Tiesiog virpesiai oro eina, ane? Ir pasiekia ausį ir viskas. Bet žmogus gali suprasti, nes jis žino kalbą, ne? Tai tame, sakykime, yra tas sakramentalumas. Nes kažko paprastu, materialu, per materialų dalyką perdodama kažkokia tokia aukštesnė materija, bet ne materija, o būtent kažkas, kas nėra apčiopiama. Ir tokiu būdu pirmieji žmonės žinojo apie tą kūno sakramentalumą ir reikšdavo per kūną meilę. Ir to, kaip teigia Jonas Paulius II, jie buvo šventi. Nes jis sako, kad su žmogumi į pasaulį atėjo šventumas. Kodėl taip? Nes žmonės yra tie, kas gali daryti pasirinkimą. Ir būtent šventumas yra pasirinkimas, ane? Nes meilė nėra kažkoks malonus jausmas, tai yra pasirinkimas, o šventumas yra matuojamas meilė.
Ir taip pat Jonas Paulius II teigia, kad jie išgyveno tą šventumą būtent per kūną. Ir tai parodo paskutinę eilutę antrame skyriuje, kur dar viskas labai gerai, kur dar neprasidėjo pasakojimas apie Neapolį. Ir toje eilutėje sakoma, kad jie buvo nuogi, bet nesigėdėjo. Ir šitoje eilutėje ir išvelgia Jonas Paulius II, kad čia buvo šventumas. Nes kad nebuvo gėdos. Taip, nebuvo gėdos ir nebuvo geidulingumo. Nebuvo noro išnaudoti ir nebuvo nesaugumo dėl to, kad kitas gali išnaudoti. Bet tuo pačiu jie buvo ir laisvi, nes kaip po to sužinome, jie galėjo pasirinkti ir Neapolį. Dėl to čia yra šventumas, nes tai buvo jų pasirinkimas. Ir jeigu giliau biškį nueisim, tai galima pasakyti, kad valia buvo stipri, o kūnas klusnus sielai. Tai reiškia, kad būtent žmogaus dvasia, bendraudama su Dievu ir iš jo gaudama jo viziją, ne? Ta prasme, kokia Dievo yra valia. Jinai per valią sakydavo kūnui, ką daryti, ir kūnas buvo klusnus. Ir jinai buvo stipresnė už kūną, ne? Bet kūnas nebuvo tarsi kažkaip represuotas ir uždominuotas dvasios, bet jisai buvo klusnus per harmoniją tarp jų, ane? Čia buvo vienybė, o ne kažkoks kūno persekiojimas dvasios, ne? Arba per jėgą prievartą kažkokią, ne? Kad kūnas bendradarbiavo su siela? Taip, bendradarbiavo su siela ir noriai tą darė, sakykime, ne? Čia buvo džiaugsmas, o ne baimė kažkokia ar priespauda, ne? Kalbėjai apie sakramentalumą ir kad kūnas ir tik kūnas gali išreikšti dvasinę realybę. Ir čia turiu omeny būtent žmogaus kūną, ne šiaip kokį fizinį objektą ar gyvūno kūną. Tai čia yra dėl to, kad žmogus turėjo laisvą valią rinkti šventumą? Ar dėl ko būtent žmogaus kūnas yra sakramentalus, o ne kiti kūnai? Visų pirma dėl to, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir jo siela yra dvasinga, ne? Jinai trokšta Dievo, prie Dievo yra traukiama, ne? Jinai su juo ir nori bendrauti ir bendrauja ir gali pažinti Dievą. Dėl to jinai tarsi turi prieimą prie dvasinio pasaulio. Ir jeigu turi prieimą prie dvasinio pasaulio ir kontaktą su juo, ten kažkas vyksta, kažkokie procesai, ane, tai kūnas gali tai išreikšti, nes jis yra susietas su dvasia, ne, jų vienybė yra labai stipriai, mes kalbėjome, ne, kad žmogaus prigimtis yra būtent siela ir kūnas kartu. Gyvūnų sielos ar kitų, nežinau, ten daržovių sielos ar panašiai. Nes mes gal apie tai nekalbėjom, bet viską, kas yra gyva, turi sielą. Ir tiesiog iš tos perspektyvos, kad siela yra tai, kas teikia gyvybę, ane? Tiesiog augalų ar gyvūnų sielos nėra dvasingos ir nėra sukurtos pagal Dievo paveikslą, ne? Dėl to jos, nemanau, kad yra jų kūnai nėra sakramentalūs, ne? Nes neišreiškia tos dieviškos realybės. Nebent Dievas kažkaip nori veikti per juos, ne? Bet šiaip tai sakyčiau, kad ne. Įdomus klausimas, nesu susimąstęs ties to. Ok, ačiū.